Nu ką, važiavau link Trakų ir žiūriu ant kranų ir ekramo. Kadangi pas mane armuoja visą vidų pirčiai, tai reikia man šildytuvo ir drėgmės surinkėjo. Tai eina, pažiūrėsim, ką jie turi, ką gali pasiūlyti. Sveiki. Sveiki, sveiki. Tai ko galiu padėti? Reikia šildytuvo ir drėgmės sutraukėjo, toksai yra daiktas. Surinkėjo. Surinkėjo. Ką darysit? Pas mane bus armuojamas vidus, nes reikės po to plytelę guldyti ant jo, tai vat reikia jį pirmiausia, aišku, su vandeniu principas, tai nesinori, kad labai ilgai džiūvimas būtų, nes vis tiek dabar toks šaltas periodas. O koks plotas maždaug didžiausias? 50 kvadratų, 45. Ai, tai nedidelio plotai tokie. Ne, nedidelio. Per kelis kambarius erdves bandysit vienu metu ar po vieną? Dar kol kas pertvarų sienų neturim, tai viena bendra erdvė yra. Ai, supratau. Tai viena bendra erdvė. Jo. Ok, tai žiūrėkit, galiu parodyti, ką turim ir turbūt galiu parekomenduoti, tik tai klausimas trifazė, ar turit pas save? Geras klausimas. Name tikrai buvo. Jo, matau, turim, jo. Turim. Ok, tai tada porą variantų parodysiu, ką galiu pasiūlyti. Tada užsidėsim lemenę ir iki sandėlio nueisim, parodysiu viską. Gerai, liuks. Tvarkoj. Gerai, čia užeiginam. Čia faktiškai jau beveik visi, ką turim. Dar yra sviruoja visokiausių dydžių. Šitie 1, 2, 3 yra infrarediniai šildytuvai. Vienas iš jų yra dizelinis. Šitie jum nelabai tiks, dėl to, kad jie labiau jau taško vietoj šildyti. Tai faktiškai pašildom vietą, persistumėm į kitą. Jisai jau nelabai tai bendrą šilumą naudoja. Čia tai aerodromams neskirta jau čia. Nu, jie pas mus vadinami, tarkim šitie tai vadinami saulėm. Jie labai gražiai šviečia, viską, bet sakau, jisai jau labiau tokiam taškui. Gabaritai kosminiai pusiau. Tada yra dizeliniai, tiesioginio, netiesioginio degimo. Šitie kaip ir tiktų, bet jau patalpa turi vėdintis gerai. Supratau. Nu, tiesiog jau išmetamosios dujos yra. Tada dar variantas dujiniai. Bet vėlgi, kadangi patalpa mažai vėdinimo, jisai labai degina deguonį. Kaip pato atvažiavęs lavonėlių nerašyti. Jo, gali būti. Ir tada turbūt, kas jum ir tiks, tai yra mūsų standartiniai elektriniai, yra vienfaziai ir yra trifaziai. Trifazio tik tai turėkite omeny 9 kW. Tai jeigu namas ten 10 kW, gali būti bedų biškėlį. Kadangi ten pirties vis ta kapsulė bus elektrinė ir dar džekuzijui bus, nes džekuzijus iki elektros šildomas. Elektros už tai tada siūlyčiau tokį variantą ir tada galiu pridėti kaip priedą, tarkim, tą vienfazį. Tiesiog jau kai pertvaros darysis, dar tuo pačiu pasidėsit, nu, paprasčiau biškelį lengviau bus. Gerai. Ir tada eilinis standartinis mūsų drėgmės surinkėjas, jungiasi šlangutę, tiesiog į kanalizaciją galima tiesiogiai pajungti. Statyti kažkurį kampą į vidurį. Geriausia būtų patalpos jau vidury, kad jisai daugiau mažiau būtų. Tai jeigu reikės, duosim prailginimą žarnos, kad nusitem tiesiog į kitą jau. Tada su automobiliu prie sandėlio privažiuosit ir padėsim pasikrauti. Gerai, liuks. Tai privarysiu mašiną. Gerai, tvarkoj. Gerai. Pip. Seniau reikėdavo namų žydinį kažkaip tai saugot, užkurti, kurt namų žydinį, o dabar kišai į 220 ir yra tas namų šilumos žydinys. Dviese pakeliam. Liuks. Kaip viskas paprasta, ne? Kai yra kas padeda. Sėkmės darbuose. Ačiū labai, sėkmės ir jums.